Panorama. Kokia dar tau panorama? Paranormara. Radistų paranormara. Va tai taip, va. Ir kitaip. Sveiki gyvi, su jumis žurnalistas Jonas Nainys tiesiogiai iš ZIP FM studijos. ZIP FM radijoje dirbantis laidų prodiuserių ir laidų vedėjų Tomas Bartkaitis šiandien sulaukė ypatingo skambučio iš užsienio. Apie 18 valandą vakaro į ZIP FM darbuotojų vietinį telefoną paskambino asmuo kalbantis anglų kalba ir prisistatė esą DJ Tiesto vadybininkas. Tomas Bartkaitis nesitikėjo tokio skambučio, tačiau nepasimetė ir maloniai bendravo su garsaus didžėjaus vadybininku. Kaip vėliau buvo išsiaiškinta, Tomui Bartkaičiui skambino amerikietis, kuris iš tiesų yra DJ Tiesto vadybininkas. Su Tomu jie aptarė reklamos galimybės ZIP FM radijuje. Mat greitų laikų DJ Tiesto lankysis Lietuvoje ir surengs koncertą. Po skambučio visi ZIP FM darbuotojai norėjo paspausti Bartkaičių ranką. Radio stoties didžėjai Jonas ir Rolandas radistai sausio 18 dieną palieka Lietuvą ir ZIP FM klausytojus. Vyrukai nusipelnė poilsio, jie savaitę išvažiuoja į pyragaičių ir skanaus šokolado sostinę Olandiją. Kol kas detalaus atostogų plano neturime. Žinome, kad nebūsime vieni. Mūsų asmeniškai labai traukia raudonųjų žibintų kvartalas, ieškosime paparčio žiedo, teigia radistai. Radistų laidos Didelė raudona plūtė ZIP FM eteryje nuo sausio 18 iki 22 dienos neišgirsite. Bet už tai Jonas ir Rolandas prižadėjo transliuoti geriausius gruodžio mėnesio skambučius. Metai dar tik įsibėgėja, tačiau ZIP FM darbuotojai nesnaudžia ir įsikapanoja iš sniegynų, prakaituodami darbuojasi. Lyg to būtų negana, prasidėjo rimti ir nepaliaujami susirinkimai. ZIPuko duomenimis šį rytą įvyko labai svarbus ir rimtas susirinkimas visai ZIPo komandai. Be ašarų ir kraujo praleimo neapsieita, pro durų plyšį buvo girdėti pykčių ir pastabų. Tačiau kaip tikri kariai, zipiečiai susigriebė ir toliau drąsiai skverbėsi per kovos lauką, nepaisant nieko. Nuo šiol jie bus dar drąsesni, geresni ir stipresni. Tai buvo ketvirtadienio paranormara. Tiesiogiai į ZIP FM studijos. Peace, love and sex. That's all. Panorama. Kokia dar tau panorama? Paranormara. Radistų paranormara. Va tai taip, va ir kitaip.